nu ką, sakyčiau apie ką tie raktai, bet jūs net nežinot, nes čia nieko nėra parašyta, tai čia yra Vespas raktai. Ir šiemet sugalvojame vėl kelionę ir vėl į Italiją. Tik tai mūsų mopedai po praeitos kelionės nuostabiausios į Italiją liko, užkampį, kaip sakant. Tai dar oranžinį grožį turim, Vespas Pirinta, PM kubų. Esmė tokia, vyrai, moteris ir kiti žiūrintys žmonės. Kraunam 125 ir šiemet varom greičiau, biškai sutrumpinsim kelionę. Aišku, nežinom, nes projektai mūsų visą laiką nenuvažiuoja iki galo, bet aš manau, mes kaip ta šuo, žinai, rausim šaknį ir išrausim. Tai reiškia, kad važiuosim ir nuvažiuosim. Va taip, kažkaip tais. Nu va, vieną grožį turim. Neblogs šiaip aparats, be rudžių. Ir be kojelės, tai reik pušelės. Ir kojelės. O tokį turit. Kaip manot, gražus? Man žinot, kas yra gražiausia? Letnekai, pažiūrėkit letnekus. Baudo ir. Baudo. Čia iš Kipierkos, va, skydelis. 13 000 ridos, bet nupirkom su škaltu varikliu. Sprogęs buvo. Boštuvas nutrūko, įkrito į cilindrą, įsidaužė viską. Tai va, einu savo žiūrėti, kas ten po metų liko, nes tikrai baisu, man atrodo, ką čia rasim. Ojei. O, biškai. Legendinė Vespa, su kuria nuvažiavau 5000 km per kelionę. Tik su kem 9 varikliukų. Pas mane svapas jau įdėtas, 125. Pirkau pilną svapą, pakeičiau. Tai pas mane viskas kaip ir turėtų būti puikiai, tik tai nebent vat koks akumuliatorius išsikrovęs. Bet čia nebėda, manau. Susiregliuosim ir ir techą pabandysim pravaryti. Gal irgi atremsiu medelį, kad būtų kaip veržgiai. Va, žiūrėkit. Gerai atrodo, ne? Pasakykit. Čia tokia pušis aplink, žinai, Vespas šią kelionę. Tai va, turime Vesputę, pradėsim nuo šitos, šitai mažiausiai darbo. Tai ką dabar padarysim, tiesiog uždėsim akumuliatorių krauti, nes, gulėjai ilgai, ne visai netrumpai, tai reikia užkrauti akumuliatorių. Ir paskui žiūrėsim, ar užsikurs. Pagavot mane į kalčių vietoje, dabar jau jungsiu bateriją krauti. Pliusas su minusu, svarbu nesumaišyti. Ateikit operatorius, parodysim. Va, žiūrėkit, kaip yra baisu, spina išlūžus, dangtelio nėra, svarbu akumuliatorius yra. Jūs galvojat, mes bomžai, ne, mes tiesiog mėgstam išbandymus. Va, žiūrėkit, galėtume su tokiais keliauti. Ar tai yra įdomu? Ar tai yra įdomu? Neįdomu. Mums patinka iššūkiai ir mes šitą iššūkį iš naujo primsime. Svarbu pas kunigą nulėksim sekmadienį, kad būtų mums šventą dieną ir mes galėtume pajudėti kelionę. Įmam šitą dabar. Šitą Vespanę. Gražuolė mūsų. Šedevras. Arba kitaip, sprintas. Tai su šitu sprintu mūsų gerai žinoma kolega, operatorius, kurį dabar pakeičia kitas operatorius, važiuos. Pristatome jį, Kolumbijos atstovą. Sportswear Company. Mr. Martinasą! A dabar judam į garažą dirbti prie šito jo mopedo. Žiūrėk, numerį bijo, jis nieko nebijo. Jis tokių kelionį dar nebuvo, nežinom, gal ir bijo. Eik, kiek daug darbų laukia, jūs neįsivaizduojat. Bet nieko, mes pasiruošę, pavarysim. Tai va, dabar mes išimsim variklį. Variklis išimtas! Išimtas jau, ble! Sunkus, padėkit. Dabar mūsų tikslas išardyti stūmoklį pažiūrėti. Nuimam duslę, nuimam plastikus, maunam naftos kerštį. Nu va, esam tokioj situacijoj.
mūsų degimas buvo pabėgęs gerokai, skaityk. Šitoj vietoj buvo, kaip pasakyti, žymėjimas, mierka, o reikėjo, kad būtų va dabar, kaip atstačiau. Tai dabar vožtuvai, stumoklis yra aukščiausiam taške ir pastatėm ant 2 valves, kaip ir turėtų būti. Tai dabar man reikia dar atsukti į tempėją, užfiksuoti, kad būtų laisvas, įstatyti į vidų ir uždėsim dangtelį ir bandysim dėti variklį vėl atgal. Nedėsim jokio karbiuratorius, nieko, tiesiog kaip purkšim ir žiūrėsim, ar užsikūrė ar ne. Ir tokia va situacija. Tempėjas kaip atsifiksuoja, čia paspaudžiat atgal, susistumė atgal. Ir dabar mes tarpinę dar uždėdam. Aišku, geriausia būtų keisti tarpinės, taip toliau, bet čia yra tempėjas, čia neapsikrauktų labai. Plius čia yra Vespa, jinai yra amžins daiktas, jinai neįsipisinėja, jinai nėra lepi, jinai pakanti. Jinai kantri, jinai kenties, jei bus negera, bet jinai kenties. Tai mes dabar sudėsim šitus. Galim nuvalyti, čia jau tipo jau maks, ką galim padaryti, nuvalyti. Va, kad šiukšlyčių nebūtų, nusivalom ir tempėjas grįžta atgal. O kas gali būti atsitikę, jeigu čia tai buvo degimas baisiai prašokęs? Jeigu tiek buvo, šiaip nemažai buvo prašokęs, tai čia tikėtina, kad kažkas tiesiog neteisingai surinko. Tai gali būti, kad bus sulankstyti vožtuvai, tai teks paskui vėl išjungti variklį ir išardyti 100 vožtuvus. Ir tada bandysim iš kito variklio dėti galvą, suspaudti vožtuvus, tada biškai daugiau bus reikalų. Bet tada tikriausiai mes ir dėsim, dabar yra grupė 108 malosius. Tada jau tikriausiai dėsim tiesiog standartišką 1.5 dėl patvarumo. Nebedėsim dėl galios, dėsim dėl patvarumo. Dangčiurų. Dėsim kur? Bet girdit pirmas. Va, gal tiesiog benzino galimės. Įpilt? Įpilt. Jo, viskas ir gerai, kraunam variklį, žodžiu. Akums vėl išsikrovė mano Vespos, tai eisim toliau. Varikliukas vietoje, įkrovėm, karbiuratorius vietai, aš irgi vietai, va, esu, labą dieną, tai va, liko sujungti biškį laidų, pajungsim kurą ir tada dar duosim irgi papildomai kurą ir pabandysim užvest, gal pamatysim, kad normaliai dirba arba ne, bet tikėtina, kad taip, tai viskas gerai kol kas. Turim starterį, išėmėm iš šitos gražuolės, bandysim įdėti, nes tas starteris kažkaip neprasuka, tai pabandysim, gal čia starterio bėda ir pabandysim sukeist dabar. Karač, bėda buvo tame, kad neprasisuka variklis, niekai pakeitėm starterį, vis tiek neprasisuka, tai įspėjimas, kad arba velė, arba vožtuvai yra kreivi, tai dabar pradėjau dėti jau kitą variklį, jau man baigės kantrybė. Bet gal dabar pagalvoju, gal galėsim išlūpti tą, nuimt galvą ir pamatysim tada cilindrą su stumokliu, kaip atrodo, o jeigu ten viskas gerai, tai tada galvą pakeisim, nes galvą irgi baigiam surinkt, nes šitie blogi šitoj galvoj yra. Paskirstytojai yra sudėlę visiškai, tai šitą reikia pakeisti, tai bet kokią atveju reikia change'inti detalės iš 2 variklių ir bandyti sudėti vieną. Dabar įrašą pabaigą eisim dirbti. Kojas filmuosiu.
kol kas čia yra vienas daugiausiai, žiauriausiai darbo įdėtas video per šitą visą istoriją šio projekto kūrimo CG Productions, nes čia ir žiaur. Čia realiai jau esam 7 valanda, antras variklio dublis, nu, realiai tai 5, čia jau įdėjimas, tai jau tikimės, kad dabar variklis užsives. Nu, jis užsives, bet jis nedirbs normaliai, viskas čia tvarkoja, bet nu, bent užsives, žinot. Nu, tiesiog. Viskas, ačiū. Galiu prisisekti, kad mano kančią išgirstumėt visada. Jau sėd muzika pas mus visus groja. Arba čia škyperis jautė, kad ir dedam skycų variklis ir jis toks, pravodkė, supiskim dabar jam viską. Supiskim. Aš neatsimenu, kaip tą kumą dėdavai, gali padėti? Nebedaug liko, mes esame žiauriai gerai pasistumėję į priekį. Pozityvios mintis neaplenkė mūsų. Atneškas buvo. Mes labai džiaugiamės, kad galėdami prisidėti prie šio projekto. Atneškas buvo. Prie šių geranoriškų žmonių, kurie rengėsi šiam dideliam kelionės tikslui. Suktuvo atneškas. Taip, aš nešiau. Ir dabar mes jau netrukus užvesim variklius, kaip sakoma. Užveskit variklius. Tai dabar stengsimės tai padaryti. Šitoj pirdai vieni pliusai nėra minusų. Taip, ir čia. Šitą laidą įjungsiu sau ir rūrą. Meluoja, čia 12 voltų nekrečia. Man gali širdis sustoti, bet ne tiek. Blemba. Nieko tokio, vargšai mokosi, jie praktikuojasi. Kelionė ilga, visko gali nutikti. Tai reikia žinot, kur yra minusas ir kur pliusas. Ko tu nesakinė? Ai, nusimūvė šlangą. Kas šį bėga? Kūras bėga. O kuras bėga, matai? Kuras bėga, sako. Norime dega. Pergalė mūsų rankose. Reiktų pažiūrėti, kiek tepalo yra, nes čia gali būti tepalo. Ne? Antrą dieną turime plaktuką rankoje, turim 8 kartą 100 variklį ir dabar yra tikslas įdėti tarpinę duslintuvą, nes baubė kai velnis. Ir jeigu pavyksta įdėti tarpinę, užmaunu dar filtrą oro ir paskui lieka elektros darbai. Tai dabar bandau įdėti tarpinę, kad nekriauktų kaip barbalas. Kartą variklis yra išimtas ir turim duslintuvą. Ir turime... Oi, palaukit. O čia. Žiūrėkit. Va. Įplyšims. Čia ir įplyšims. Ble, prisivyrinau, nafik. Deg, dobiai. Gesink. Ui, užpylė. Viskas. Dauslę kaip įbaigiam vyrint. 1000 kartų pradegė, bet... Atrodo užliejom. Tokie vyrintai mes, žinot, 2 kartą gyvenime vyrinam. Tai dabar biškį nušveisiu. Tai bandysim dėti. Prisukom duslintuvą. Pilnai. Čia irgi priveržiam. Tai bandysim dabar dėti į variklį. Ir tikėkime važiuos. Kaip manai? Bandykim. Nu tai krauk. Tu pradėk nešt, aš pradėsiu tau. Arba gali suspraksėti ir dažniausiai jis įdeda taip. Eina. Va, variklis įmautas. Jungiam degimą. Yeah. Ai, nusimovė benzinas.
Nebandom tavo dūdą dėti. Bet variklį reikia šimti. Nu žiaur, žinokit, kas daras, pažiūrėkit, tokią fiškę nukirpau. 106 laidai. Ir reikia suprast, kas kur yra, bet jau pabiškį bandom sujungti. Tai dabar pajungiau kaip ir pypsą ir posūkius, tai dabar galim pasižiūrėti, ar tikrai veikia. Pažiūrim posūkius. Kairę. Dešinę. Veikia? Neveikia? Meluoju. Nu ką, buvo labai sunki savaitė, bet mes pasiruošėm. Varikliai sudėti, motoroleriai paruošti. Žiūrėkit, aptarimas, ateikit. Turime vieną krepšį pilną daiktų, tai yra palapinė, miegmaišis, dar kažkas. Pilnas lagaminas rūbelių, marškinių, taip toliau. Ir grįžtam prie mūsų projekto, pagrindinio projekto. Turime motorolerį, prie kurio mes dirbam savaitę laiko. Va, variklis. Aukso podas 1 milijonas. Šefas 2 raktus parodys, kaip užsiveda. Turim. Žiūrėkit raktas. Turbo Nitro Spice. Reikėjo, kad šito rakto immobilizeris būtų prie šito rakto. Padarėm. Žiūrėkit. Elektrinis pacosas. Apsukas sukelia biškiai aukštesnės, paskui jos pakrys. Visgi rytas. Veidrodžio kolega tik tai jo neprisiveržė, reiktų dar biškį priveržt ir daugiau ledas. Aparatas. Tikrai geras aparatas. Viską perinkom. A dabar ateikit parodysiu į bardačioką, ką susidėjau. Krūva įrankių. Cilindras, stumoklis. Visokių dalykėlių prisidėjau, susirašiau. Jeigu reikės pilną variklio rebuildą padaryti. Tai ką? Ačiū už šitą video, kad žiūrėjot, bet šitas video yra į didžią kelionės pradžią, į visus kitus video. Tai siekit mane, siekit mūsų kelionę. Jeigu norit pasiekti, kaip vyksta viskas diena iš dienos, tai galit žiūrėti Sigučių Instagrame arba CG Motors. O visą kitą laukite YouTube ir pamatysite, ko nematė. Vėl kelionė, vėl bairis, 2 Vespos ir 1 dar Daelim laukiam. Nes dabar praeitą savaitę buvo Dalim, o šiandien jau Daelim. Tai startuojam nuo šiandien.